Bazilė Barkauskaitė, viena aktorės diena. Esu mergaitė, tačiau jau antrą kartą į sceną eisiu kaip berniukas. Močiutė nesupranta, kodėl pasak jos tokią mergaitišką mergaitę sugalvoja aprengti berniuku. Ir tikrai, kodėl? Buvo metas, kai turėjau trumpus plaukus, tada įsliuogusiai kokį oversize džemperį gal ir galėjai palaikyti berniuku, bet dabar plaukai ilgi, nenatūraliai šviesus, veido bruožai per švelnus berniukui, akys mėlynos didelės, karūnuotos ilgomis blakstienomis. Ir vis tik šiandien nuo ryto vaikštau, kalbu ir juokiuosi kaip Džošas. Scenoje sukiojausi jau nuo 6, dabar man 16. Pradžioje buvau viščiukų baletas, vėliau lėlė ant lentynos, dar vėliau daug klasikinio ir šiuolaikinio šokio, kurie peraugo į šokio teatrą, teatralizuotas ekskursijas, projektus. Tie metai tokie neįtikėtini. Man, paprastai mergaitai, teko neįkainojama patirtis veikti su ir šalia tokių žmonių kaip Beata Molytė, Aušra Krasauskaitė, Laura Geraščenko-Viliušė, Donatas Švirėnas, Marius Tumšys, Karolis Maiskis, Jonas Baranauskas, Beata Ignatavičiūtė ir kitais. Jie atvedė mane į šiandien. Sąlytis su jais scenoje ir užkulisiuose, pokalbiai, ilgos repeticijos, stebėjimas, kaip jie elgiasi prieš spektaklį, kaip įvertina sceninius kostiumus, grimą, parengia kūną ir balsą scenai, koks jų santykis su žiūrovais, komandos draugais, scenos darbuotojais. Visa tai mane augino, traukė, drąsino. Godžiai sugėriau jų dovanojamas pamokas, pilnas pažinimo kišenes prisikišau patirčių. Niekada neskubėjau, mėgaujaus. Pirmą kartą be šokio scenoje pasirodžiau kaip verksnė. Skamba ne kaip, bet režisierės Audros Lenkauskienės spektaklis Verksnių klubas, statytas pagal Ilonos Ežerinytės kūrinį tokiu pačiu pavadinimu, iki šiandien kūnų laksto šiurpuliukais. O tada Jasius. Mokykloje teatro mokytojas Taurūnas Baužas pakvietė vaidinti Kazio Binkio Atžalyne. Aš maniau būsiu kokia Aldona, bet ne, Jasius. Tada ir įvyko mano kaip berniuko debiutas. Kaip man patiko Jasius. Iš karto jį pamėgau. Kokia nuostabi jo draugystė su Keraičiu. Ir koks neįtikėtinai šaunus šis kūrinys. Viskas jame. Ir aš viliuosi gražus Atžalynas. Spektaklis pavyko. Iš manęs, manyčiau, išėjo tikrai neblogas vaikis, nes netrukus gavau pagrindinį vaidmenį režisieriaus Baužos spektaklyje Pykšt pokštų negyvas. Taigi dabar prieš mane vėl stovi berniukas. Džošas. Rūsčiu veidu žvelgia tiesiai į akis. Juodi, kiek pasmukę džinsai, maikė. Aš atsiprašau, bet man maikė ir yra maikė, jokie ten ne marškinėliai. Ant galvos užmaukšlinta kepurė su snapeliu. Stovi priešais veidrodį ir atstatęs pirštai šautuvą taiko į mane. Pykšt. Per švelniai. Pykšt, 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 su kiekvienu šūviu žvilgsnis rūstėja. Mama stebi iš virtuvės, akis susitinka. Klausia, gal reikia nuvalyti batus, juk eisiu į sceną. Stabdau motiną. Aiškinu, kad esu paauglys, nupiškinęs savo tėvus ir pusę klasės. Turiu atrodyti natūraliai, todėl numinti sportbačiai puikiai teks. Jokių ten Vito Korleonės blizgančių batų. O pati mintise vis blizginu žodžius. Puikiai prisimenu, aš pasakyčiau ir naktį pabudinta, bet kuo arčiau spektaklio valanda, tuo daugiau manyje nerimo. Ar viską pasiėmiau? Vėl ir vėl patikrina mama, ar nesumaišiau susitikimo laiko, vietos. Peržiūriu režisieriaus žinutes, gal 3 kartą. Tarnybinis įėjimas, 4 valanda nevėluoti. Tarnybinis įėjimas, 4 valanda nevėluoti. Nevėluoju. Ateinu gerokai per anksti, nors prie veidrodžio tobulindama šūvį ir mąstydama apie gyvenimo mokytojus, praleidžiu beveik 2 valandas. Ataušta mamos ruošti čempiono pusryčiai, o pilve ima skraidyti ne drugeliai, o kūlveršys ritasi pandos. Kas tai? Jaudulys, o gal baimė, o gal nekantrus laukimas. Spirgu kaip noriu į sceną. Visas kūnas tarsi elektrintas. Lėkiu į sutartą vietą, pasisveikinu su budėtoju ir neriu į salę. Tuščia salė prieš spektaklį, mano valtis jūroje. Įsitaisau. Akys susiranda krantą. O
aplanko ramuma. It vidinė dievaitė įsipatogina ant peties ir šnabžda man į ausį. Kvėpuok, giliai, ramiai, įkvėpk, iškvėpk, užsimerk. Tyla prieš bangavimą. Liežuvio galiuku suskaičiuoju dantis, perskaičiuoju dar kartą, artikuliuoju, kad gervė girūnė gyrėsi. Aš rami, tikrai rami, suploju 3 kartus, skamba, dar stipriau, skamba. Tai vyksta, tai tikra. Netrukus aš būsiu krante, nuo jo žvelgsiu į jūrą. Žiūrovai banguos ir įvairias spalviais apdarais, padvelgs gėlių ir kvepalų aromatų, kaukšės bateliai, šnabždėsi sporos. Aš nematoma pro užkulisių plyšelį susirasiu mamą ir tėtį. Širdis gros. Tiesa, naktį pas kaimynus labai garsiai grojo muzika. Prastai miegojau, bėgiojo mano kojos. Be to sapnavau, kad krentu. Aišku, būtų šaunu, jeigu būčiau paaugusi, bet žinau, kad neaugu nuo 8 klasės. Tikiuosi, kad scenoje negriūsiu. Turiu ir tokios patirties. O sapne kritau į žydrą audinį, kuris neturėjo pabaigos, tik vilnijo vis gilyn ir gilyn į nebūtį. Pasijutau kaip Alisa triušio oloje. Įdomiausia, kad kuo giliau kritau, tuo labiau nuo manęs tolo žemė. Žvelgiau iš dangaus aukštybių. Džošas į dangų nepaklius. Jis sutrikęs paauglys, persipildęs pykčio ir nuoskaudų. Man iš tiesų jo gaila. Jis geras, bet nesuprastas. Jis vienas iš tų veikėjų, kurių nors ir blogiečių žiūrovai nenori paleisti, serga už juos. Turiu suvirpinti žiūrovų širdis. Aš noriu, kad kiekvienas pajaustų, ką jaučia Džošas, kad jam atleistų. Jis nenorėjo tokios pabaigos, tik norėjo, kad liautųsi gėlė nuo piktų žodžių, pašaipių žvilgsnių, besaikio stumdymo. Norėjo, kad užgytų žaizdos. Jis nepajuto, kaip atėjo pabaiga, jis pamiršo, kad nėra kito levelio. Restart mygtuko irgi nėra. Kad gyvenime game over ir yra game over. Likęs laikas iki spektaklio pralekė it strėlė paleista iš lanko. Mane ir žiūrovus skiria vienas žingsnis, tik vienas. Ir aš nebe sau, o jiems. Oras tirštėja. Tai ta akimirka, kai baimė ir drąsa susikimba rankomis. Manęs nebėra. Džošas rankomis liečia grindis. Nejau tai viskas? Kodėl negaliu gauti dar vienos galimybės? Aš nežinojau, kad tai bus amžiams. Aš maniau, paspausiu mygtuką ir viskas prasidės iš naujo. Nužudydamas jūs, nužudžiau visas savo galimybės. Man nebėra ko laukti. Ar tai visas mano likęs gyvenimas? O Dieve, tai viskas. Išsidalinau. Atidaviau viską. Tyla sprogsta. Iš salės ataidi plojimai. Žiūrovai stojasi nuo kėdžių. Susirandu mamą, žinodama, kad ji braukia išsprūdusią ašarą. Mirkteliu. Truputį nejauku, nes scenoje tik ką nužudžiau savo tėvus. Tėtis šypsas ir seneliai dar atskuba apkabinti draugai. Per petį plekšnoja režisierius. Velnias, kaip man gera. Pilnėju. Nuo draugystės, plojimų, nuo žodžių. Vidus šyla. Šiluma nurimsta pilve, kuriame ryte vartėsi pandos. Pučiuosi. Kylu. Svarbu ne iki žvaigždžių. Iki jų dar toli, gal ir visai nepasiekiama. Apsičiupinėju. Aš čia. Aš vėl mergaitė.